nesimylėtum, nes jis labai stipriai myli mus. Ir kiekvieną akimirką jis mums padeda, tik mes turime stebėti. Neturime galvoti, kad viskas ateina savaime suprantama. Viskas, ką mes turime, kuo mes kvėpuojame, ką mes geriame, kaip mes judame, ką mes valgome, ką mes žiūrime. Viskas ateina iš Viešpaties ir jisai vertas gyriaus, padėkos kiekvieną dieną, už kiekvieną menkiausią dalykėlį. Nes jei ne Dievas mes nieko neturėtume, mes net nepajudėtume, mes net nekvėpuotume. Jisai vertas meilės. Jisai myli mus kiekvieną labai labai stipriai. Pasitikėkite jo meilę ir laukite jo meilės. Kalbėkite su Dievu, būkite geriausi draugai jam, su Jėzumi ir Šventuoju Dvasia. Atsiverskite, atgimkite iš aukšto, kas nėra atgimę. Šaukitės jo kiekvieną dieną, sakykite Jėzau ateik, kalbėk su manim, padėk man, nuramyk mane, paguosk mane, pradžiugink mane. Jisai visą tai darys. Jisai darys, nes jis labai myli kiekvieną žmogų. Jėzus, Šventoji Dvasia ir Dievas be galo myli žmonės. Ir laukia, kad kiekvienas žmogus ateitų, kalbėtųsi ir išsiverktų ir pasidžiaugtų. Ir mes pašaukti taip pat mylėti, taip kaip myli jis. Mes pašaukti mylėti save, Dievą, Jėzų, Šventąją Dvasią ir visus žmonės. Nesvarbu, kad jie pasielgia gal kažkada negerai. Mes pašaukti mylėti visus, visą amžinybę. Mes pašaukti mylėti. Mes turime šitai žemėje, atėjome čia, kad išmoktume mylėti. Kad išmoktume būti kantrus, paklusnus, nusižeminę, nuolankus. Ir mes turime to mokintis. Linkiu jums išmokti visą tai labai didelius procentus per naujuosius 2026 metus. Būkite palaiminti, mylėjai.